kadro šiperiai naus video. Šiandien yra lapkričio 6, varau filmuot. Noriu šiandien papasakot apie spalį, kaip man sekėsi spalį. Tai bus toks trumpas vidasikas, bet dabar ne apie tai, dabar varau iki brolio, varysim pafilmuot ir jo, pakalbėsim po to apie spalį. Šiaip labai geras mėnesis, mano rekordas, tai jo, labai nekantrauju papasakot. O dabar varau ir jo, tuoj updėtinsiu. Hold that bubble, train that muddy, bro, we covered it. Yeah, I'm covered it. Atvažiavau, karočią brolius Dangoraižį gyvenu. Oh my gosh. Varau. That ain't for you, dog. That's for them other niggas. Ain't for you, shot. That's for that other bitch. I'm going crazy about it. I'm going codeine crazy. That's how we living it. I'm feeling lovely. I'm drinking bubbly. I'm drinking bubbly. Take out my problems and drink out the bottle and fuck on them all, yeah. This now the carnival, this is a royal. Boom. Atvariau Trap House'ą, brolio. Labai gražu, labai gražu. Tai va. Apie spalį kalbant, norėjau papasakoti apie spalį. Tai jo, spalis buvo rekordinis mano mėnesis, už rugsėjį geriau. Ir jo, nežinau, daug neturiu ką pasakyti apie tai, bet parodysiu. Čia šiandieną 8 PM. Shit! Gerai, pažiūrim. Taip, oktober, 1 apply. Taip, toks vat rezultatas. Labai gerai, nesiskundžiu. Conversion rate'as vis dar toks šiaip sau. Nežinau kaip pakel, bet jo. Nu, vis tiek, gerai. 2, 3, 5, 7, 7. Pagal mane gerai. Dar iš YouTube'o revenue ten, YouTube'as kokius 5K gal sumokės, bet irgi doleriais. Tai čia viskas verčiasi į kokius 2,8K dolerių, o eurais čia net nežinau kiek bus. Marža visam šitam yra kokius 7%, jeigu bendrą sumą skaičiuojant. Tai 2,8K, 7%, kroč, dafiga lieka. Tai va, rekordinis mėnesis. Dabar yra lapkričio 6. Lapkritis kol kas irgi žiauriai geras. To parodysiu. Prasidėjo ramiai lapkritis šiaip. Taip, kur čia tas lapkritis? O, lapkritis nuo 1 iki 6. Jau karočią 15. Lapkričio 1, pažiūrim pagal seilus. Nu, 806, beveik 7. Čia buvo sprogo vienas vidosikas YouTube'ai, 3,5. Čia buvo mano rekordas tuo momentu. Sekančią dieną 5, 6, 2, 4. Na, žodžiu, čia YouTube'e sprogo vienas vidosikas ir jo, per 2 dienas realiai sprogo, kas yra labai retas atvejis, nes per YouTube'ą, jeigu sprogsta video, tai užtrunka dažniausiai. Užtrunka kokias 2 savaitės, gal 3 savaitės. Jis labai taip palaipsniui kyla peržiūros ir tada jau sprogsta. Bet kažkaip šį kartą kėliau po 2 dienų 18 mylų. Šiandien gal 2,4 mylų jau tipo bendroj sumai. Žiauriai greit sprogo ir iškart sėsiu į parduotuvį pilną, pardavimų pilną. Žodžiu, belia kaip gerai. Tai va, rekordinė diena mano nauja. Belia kiek pagerinau, nes praeitas rekordas buvo 1,972, o dabar rekordas 5,624. Belia ką. Tai va, lapkritis toks. Realiai dar net savaitę nepraėjo lapkričio, o jau va toks rezultatas. Tai lapkritis, nu, turėtų būti geresnis irgi už spalį. Tai žodžiu, kas mėnesį vis geriau. Jo, testuojam toliau visokius dalykus. Dabar pradėjau filmuoti viduj, kavinėse, nes, okei, čia turbūt išlyginsiu savo produktą, bet nesvarbu. Nu, pradėjau filmuoti kitose vietose ir jo, bandom testuojam toliau. Šiaip labai įdomus toks pastebėjimas. Aš kai išėjau iš darbo rugsėjį, aš jau galvau, kad jau viskas, mano video ofigienė, jau čia galiu uždirbinėti, o jėga, tipo, bet dabar pasižiūriu tos video, kurios postinau, bet rugsėjį, nu, blemba, ką žinau, man tai dabar netrodo, ten labai geri video buvo. Dabar va, kur darau, tai, nu, jau tikrai daug geresni vėl, žinai, tai, jo, labai įdomus pastebėjimas. Atrodo, kad tada jau žinau, ką darau su video, bet dabar dar geriau yra, tai, jo, žodžiu, tobulėjom toliau, mokomės, filmuojam, postinam, dirbam toliau, jo. Dabar bandau su Ezai žaist, bet nu karočią, ten su Ezai sunku. Ad accountus mano banina kažkodėl Facebookas visą laiką. Jau 2 kartus užbanina ad accountą, mano reikia ten su jais kalbėti, kad jie atbanintų. Nu karočią, kažkokia nesąmonė. O su agentūra,
Nežinau, blemba, yra 2 agentūros, su kuriam kalbu, viena nori 8K fiksą, tiesiog jiems, kad liktų ir ten jau biudžetą pats pasirinki, kiek ant reklamų iškeliaus, tai 8K, blemba, nežinau, kaip fiksas, tai čia, sakyčiau, biški kosminis skaičius, o kita agentūra nori, nesvarbu kokį biudžetą renkuos, bet jie pasiema procentą nuo biudžetą, tai 2% pasiema, aš galvau 6K išleis, tai 6K plus 2%, ten štukas su viršum jiem, tai, skamba geriau tikrai, bet jie ten labai įdomiai kažkaip dirba, jie su žiauriai dideliais brandais dirba dažniausia ir jie nedaro vien sales kampanijų. Facebook, jeigu tu dropshipini, tu darai sales kampanijas. Tipo, kad tavo objektyvas Facebook'ui duotas yra gauti pardavimų. Tai jeigu tu dropshipini, dažniausiai tokius darai kampanijas. O jie daro trafiko kampanijas, brand awareness kampanijas, leads kampanijas, kur, tipo, aš nežinau, tipo, okei, 6K išleisiu, bet man rezultatą duos kažkokį, neduos. Ką aš žinau, tipo, no idea tiesiog. Tai nežinau. Gal surizikuosiu, tos 6K vieną mėnesį mesiu, pažiūrėsiu, kaip jiems sekasi. Jeigu toli iki atsipirkimo, tai viskas dropinu ir, tipo, pats bandysiu su reklamų žais, gal kažką, nežinau. Arba rasiu galiausiai kažką, kas, normaliai supranta dropshippingo, visą šitą marketingo strategiją, visą reklamų ir gal outsourcinsiu kažkur kitur, bet nežinau, kol kas neradau jokio tokio idealaus varianto. Bet jo, žodžiu. Va, lapkritis toks, spalis buvo 2-3K, plus iš YouTube'o beveik 5K, tai apie 2,8 bendrai suma. Tai visai gerai, nesiskundžiu tikrai, profito 7% daug maž, gal biški mažiau, gal biški perėdau, šiam 5, gal ir 7. Nesmė, bet jo, profito daug lieka ir jo, nežinau, toliau testuojam, filmuojam ir jo. Dirbam, žodžiu. Dabar su broliu sėdim, dirbam. Tai darbinau, kad emailus man atrašytų. Buhalteris, jo. Tai su emailais dirbam. Dabar, kai daug žmonių parduotuvėje, tai ir emailų labai daug ateina. Tai, reikia kažkaip susitvarkyti su emailais irgi, nes nepaliks, neatrašytų. Po to rašo žmonės, kad skemeriai čia kažkokie, tipo, žodžiu. Tai va, su tiekėjais bendravom toliau, su tiekėjais naujų produktų ieškom. Dirbam. Apie spalį tiek, šiandien darysim filmuot, padirbsim čia namie biškį, su tiekėjais pabendrausim, emailus reikia atrašinėt ir jo, darysim po to filmuot. Kursai įrašinėju, pradėjau kursą įrašinėt pagaliau, bet ten irgi, labai daug darbo, labai daug įrašinėt reikia visko. Tai va, galvoju, kaip čia nufilmuot, kada čia spėt viską, nes kursais irgi labai visiems nori visi to kurso, visi jau klausinėja, ten Discord'e kasdien vis daugiau žmonių ir visiems reikia kurso, nes nori mokytis visi. Tai va, reikia kažkaip spėt viską pasidaryti ir jo, tai va, tiesiog dirbam. Žodžiu, kol kas tiek, varau padirbėsiu, varysim pafilmuoti ir pažiūrėsim, dar kažką papasakosiu po to. Iki. Ką, 2 valandas kavos pagėrėm, dabar važiuojam dirbti. Dabar varom kavos. Making this shit again, bitch. My niggas up for the win. Gonna make sure my son's straight whenever I'm going to the win. Gotta make sure my mind's straight. I gotta know. Va, padirbėjom biškį, pafilmavom, Domas emailus atrašinėjo lygtais, aš vopą bandžiau sutvarkyti to pačiu dar, padirbom, dabar eisim į topo centrą, paieškosim stabilizatoriaus, tai va, padirbom, varom pavaikščiosim, užvakar padariau tą savo rekordinę dieną, 5,6K, tai sakau, reikia kažkaip apsidovanot save, tai gal nuvarysim, nusipirksiu stabilizatorių telefonui, bus ir vlogai geresni po to ir galbūt TikTok'ai filmuot bus labai gerai, pažiūrėsim. Tai jeigu bus geras variantas, nusipirksiu ir bus kaip mini dovanėlė už rezultatus. Tai va, dabar sėdim, išgeriam kavos ką tik, čilinam, Big Bossai va čilina ir jo, varom, čia, nežinau, šiandien dar kursą pafilmuot noriu, bet nežinau kur ir kaip, bet jo, reikia dirbti, žodžiu. Tai va, kol kas tiek, varom. Yeah, pouring bubbly, pouring bubbly, pour that bubbly, pour that bubbly. Ką, sekantį dieną vakar padirbom su broliu, varau dabar atiduot mašiniuką antikoroziniui ir jo, šiandien vėl susitinkam, vėl dirbam, vėl filmuojam ir jo, ką žinau, tokios ir dienos, dabar dirbam visą laiką, varau priduosiu mašiną. Kalbant apie mašinas, lemba, kažkaip labai užsidegiau dabar, kai yra pajamos normalios,
Lemba labai užsidegiau nusipirkti kažkokią mašiną normalią. Nežinau, ką pirksiu, bet kitais metais tikrai pamatysit mane su kitokia mašina. Dabar čia, karočiui, kažkoks Hyundai'us. Nu, normaliai mašina, šeimyninė, tipo 20 metų, universalas. Tai, tipo, nu, viskas gerai su ją, važiuoja normaliai. Negaliu skūstis, bet važiuoti žiauriai nuobodžiai, tai labai užsidegiau kitais metais nusipirkti kažkokią mašiną normalią. Kai sakau normalią, tai turiu omeny normalią. Tai va, kitais metais mane pamatysit su kažko rimčiau. Ir čia yra faktas. Varau, atiduosiu šitą mašniuką. Apie vlogus kalbant, aš manau, nustosiu kalbėti apie visas tas pajamas, ten kaip sekas kas mėnesį ir panašiai. Nes nežinau, kažkaip nebematau tolko, tipo, pradžiai buvo toks kaip update'as, tipo, vos ne kaip sekasi, ar viskas kaip einasi. Ar yra kažkoks progresas, tipo, mano šitam dropshipping'e visam. O dabar jau, progresas aiškus labai. Pradžiai buvo toks kaip, nežinau net kaip apibūdint, bet tiesiog kalbėdavau, nes norėdavau likti atsakingas savo ir, tipo, daugmaž, kas mėnesį įkelsiu po vlogą ir jeigu nebus jokio progreso tuose vloguose ir mano dropshipping'e visam, tai aš kažką darau blogai. O dabar kol kas kiek vlogų įkėliau, tai realiai kiekvienam vlogė buvo labai didelis progresas dropshipping'e, parodžiau didelę pažangą žiauriai ir dabar jau tokioje stadijoje, kur, tipo, nežinau, jau kaip ir nebeverta, tipo, to kažkokio accountability turėti kažkam. Tiesiog jau akivaizdus progresas, aš jau dirbu savo pilnu etatu, kasdien sunkiai, smarkiai, ilgai ir progresas akivaizdu, kad yra ir toliau bus vis didesnis progresas. Tai jo, į vlogus kelt daugiau progreso, nežinau ar kelsiu. Gal bus labiau vlogai paprastesni, tokie kaip nežinau ką veikiam, tipo su broliu kartu dropshippinam, tipo kaip sekasi ten, kaip mūsų dienos atrodo ir panašiai. Ten gal papasakosiu apie organiką daugiau, kažkas tokio. Bet apie progresą savo manau, kad kol kas jau nebekalbėsiu. Gal labiau Discord'e savo, Vinzus įkelsiu. Ten visada keliu, tipo, kaip sekasi, ten jeigu gerą dieną padarau, tai įkeliu screenshotą. Bet jo, nežinau. Gal vloguose tik to nebekalbėsiu, nes jo, nebematau tikslo. Dabar jau atrodo, kad fleksinu, karočią. Tai jo, tiesiog manau, kad nustosiu su šito. Ir jo, viskas šitam vlogui tiek, turbūt nežinau, ką dar papasakot. Varo, atiduosiu mašiną savo. Jo, pakariavau kamščius. Nepasilgau kamščių, karočią. Jau pamiršau, koks jausmas kamščiuose sėdėti. Tai žodžiu, varo, atiduosiu mašiną. Nu ir viskas, varysiu šiandien kursą įrašinėt, labai jau laukia visi kursą. Tai jo, tokios tokelės. Žodžiu, šitam vlogui tiek. Pasakau, ką norėjau papasakot, parodžiau, kaip dirbam su broliu biškį. Parodžiau spalį visi savo, lapkritį parodžiau kol kas kaip sekasi. Ir tiek, jo. Labai smagu, kad žiūrit. Ir Discord'e smagu, kad daug žmonių ateina, nes vakar darėm laivą. Jau tikrai daugiau prisijungė žmonių negu pirmą kartą, kai laivą darėm. Tikrai buvo, nežinau, daug žmonių. Ir geras, ir visi su klausimais nebijojo kalbėti, visi įsijungė maikus ten. Klausinėjo, tai labai smagu. Tai reiškia, auga bendruomenė mūsų dropshipperių ir jo, smagu tikrai. Tai jo, jeigu norit dropshipping pradėti arba ten jau pradėję esat ir ieškot bendruomenės, tai prisijunkit prie Discord'o. Labai gera vieta. Bendravom visi apie dropshipping, laivus darom kartais. Darom mytus kartais, praeitam vlogė kalbėjau, buvom mytę. Tai jo, faina šiaip tiesiog pabendrauti su bendraminčiais. Jo, tai viskas, nežinau, šitam vlogui tiek. Varau, karočią kamščius atstovėti reikia. Jo, nepasijau kamščių tikrai. Nu ir viskas, jo. Ačiū labai, kad žiūrėt visiems. Ir susimatysim, kada susimatysim. Neturiu plano kažkokio ten kas savaitę kelt. Tiesiog spontaniškai sumastau, kada įkelt reikia. Ir įkeliu. Tai va, pažiūrėsim, kada sekantis video bus. Nežinau. Bet jo, ačiū labai, kad žiūrėt. Ir iki.